Lietuvos tautinė olimpiada įvyko 1938 metais Liepos mėnesį Kaune. Visa Lietuva šiam svarbiam ir didžiam įvykiai buvo gražiai pasipuošusi ir pasiruošusi. Olimpiadoje be daugybės sportuojančio Lietuvos jaunimo dalyvavo gražus būrys kitose pasaulio dalyse gyvenančio lietuviško jaunimo. Iš Amerikos komanda susidarė net iš 24 sportininkų. Iš Čikagos, Pittsburgo, Kernė, Filadelfijos, Rockford, Elizabeth, New Jersey, Clevelando ir kitur. Be to dalyvavo lietuviai sportininkai iš Vilniaus, Latvijos, Anglijos ir tolimos Brazilijos. Po atidarymo iškilmių ir parado prasidėjo įvairios varžybos lengvoj atletikoj. Pirmiausia, šuoliai į aukštį vyram ir moterim, ieties metimas ir visat įdomiai sekamas šokimas su kartį. Po to disko metimas. Kitoj vietoj vyko dvejos skirtingos žirginio sporto rungtynės. Per įvairias kliūtis, kartis, žabitvores, mūro sienos. Dalyvavo atskirai karininkai, puskarininkai ir civiliai. Antroji žirginio sporto dalis, vadinama medžiokliniu perbėgimu, jojikas atjoja iš miško, kur buvo sutikęs kelias kliūtis, dabar turi persikelti per Neries upę į salą. Gale salos yra pastatyta kliūtis, kurią reikia nugalėti arba pralaimėti. Vandens baseine vyko plaukimo rungtynės, kur dalyviams padarytas takas vandenį ir tramplinas šokis į vandenį. Pasikelkim visi šioj salėj į Lietuvos padangės ir žaliuojančių laukų, vingiuojančių upių ir be augančių miestų. Pasikelsime į oro erdves su Lietuvos sklandytojais, kurie varžosi tarp savęs erdvėse su savo pagamintais bemotoriniais lėktuvais. Kas aukščiausiai pakils ir ilgiausiai išsilaikys ore. Kitose vietose už
Daugiausia už stadiono ribų vyko kitos varžybos. Tenisas, tinklinis, mergaičių krepšinis su jų treneriu garsiu Lubinu iš Los Andželės. Krepšinis vyrų, dviračių lenktynės, futbolas, šaudymas. Buriavimo rungtynės vyko toli nuo Kauno, prie Klaipėdos Kuršių mariose. Gero vėjo visiems. Plintant kitoms sporto šakom, skraidymo sportas stengiasi neatsilikti. Susiorganizavęs Lietuvų aeroklubas vis augo nariais ir lėktuvų skaičiumi. Olimpiadoj be sklandymo dar vyko lėktuvų ir autožyrų rungtynės. Iš angaro buvo išvežta, perskridusi per Atlantą, Vaitkaus Lituanika antroji.